Sulaukęs kavinėje tokios didžiulės porcijos, dabar jau aš noriu paklausti tos kavinės svečių, kur jums tiek daug telpa? Ir šį klausimą adresuoju kavinės XXL svečiams. Mes tai užsukom alkani, greit, pravertė meniu, išsirinkom porą pagrindinių patiekalų ir porą sriubelų. Milžiniška lėkštė burokėlių sriubos su mėsos frikadėlėmis, papildomai duonelė ir visa tai tik už 3,80 €. Ne ką mažesnė buvo ir katinienės valgytos čili sriubos porcija, bet ji buvo visų euriukų brangesnė. Kepsnį lokys sudarė taip vadinamas tautinis garnyras, 2 mėsos gabaliukai pasislėpę po milžiniškų kiekių majonezo ir sūrio. Tad ir koks be buvau alkanas, bet riebaus sūrio ir majonezo įveikti negalėjau. Katinienės valgytas XXL Kijevo kotletas buvo tokio padydžio, kokie patiekiami kitose kavinėse. Gal tai XXL įvaizdį turėjo sudaryti pusę lėkštės grūzdintų bulvyčių. O liūdniausia tai, kad bevalgant Kijevo kotletą dar katinieniai pavyko aptikti ir neiškeptos vištienos dalį. Ir dar toks klausimas pasistojo. Kam tiek daug tų grūzdintų bulvyčių, juk jų niekas nesuvalgo. Tad jei mėgstat riebiai ir daug, jums reikėtų užsukti į kavinę XXL.